reiškia šitas pavadinimas? Paprasčiausiai nuo žodžio niokoti. Kiek girdėjau, jūs 20 kartą jau šitam festivalyje esate. Jo. Skait, man buvo, atsimenu, pirmą kartą ant scenos lipo buvo 3 metai lygiai. O kaip susibūrėte į šią grupę pirmą kartą? Susibūrė. Mokyklos laikais dar. Visi buvom, vienoje mokykloje mokinomės ir buvom priversti iš dalies mokytojų, bet daugiau gavos taip, ką... Į pliusą. Kada ir kur jūsų buvo pirmasis debiutas, tai mokykloje buvo? Ne, šitos būtent sudėties niokomi buvo Radviliški. Radviliški Helovino šventėje. Helovino, o iš karto viskas prisiderino. Pirmokais ten kažkaip. Puikiai. Kaip darželį pasijuto. Puikiai tiko. Kokie laukia jūsų ateities projektai? Šiaip turim užbaigti rašinėti albumą, nes esame jau parašę viską. Tiesiog tai reikia pabaigti rašyti jį, o daugiau antrą pradėti, nes esame ir antrą realiai pradėjau. Nėra kaip prisiversti pabaigti viską. Gyvai viską galim groti, bet rašyti, kad išleisti. Viską patys darom, ta prasme. Patys darom, tai labai sunku. Autorinė savo dainas, ta prasme. Ir dainos, ir rašinėjom patys, ir ten masteringas, ir taip toliau, tai čia kaip kam išeina, taip gaunas. Ir visi dirbantis, tai truputį ilgiau užtrunk, negu norėtumėm turbūt. Kadangi jūs dabar minėjote, kad 2 albumus išleisite, apie ką bus šie albumai? Apie ką? Nežinau, nemogu pasakyti. Kažkokia turbūt įvairi tematika. Jo, bus apie viską, manau. Tai tokios iš esmės iškrovos čia yra, išsikrauti, išveikti, kas gyvenime slekas, džiugina ir tiesiog iš esmės nereiktų ieškoti gal labai daug prasmės ten žodžiuose ar toj muzikoje tiesiog, arba energetika patinka arba ne. Mums fainai, žinai, pabūt kartu ir pasitaškyti. Ką, gerai, sėkmės jums, gražių koncertų artėjančių. Ačiū. Prašau.